Jeigu pažiūrėti iš raidos galbūt perspektyvos ir nekalbant apie diskomfortą emocinį, kurį mes patiriam, kai mes mokomės ir mums neišeina ir matom, kad visiems kitaip, o mums sudėtingai. Ar pats savaime kaip fenomenas disleksija, ar su metais, kadangi aš vis tiek augu, bręstu, mano smegenys irgi auga ir bręsta, ar vėliau tie vaikai patys išmoktų skaityti ar ne? Jie išmoksta skaityti, kurie neturi visiškos disleksijos arba lietuviškai vadinamos aleksijos, tai tie žmonės išmoksta skaityti. Skaitimo greitis nebūtinai būna tinkamas, bet jie išmoksta skaityti. Kas yra didžioji problema, tai yra teksto suvokimas. Nes jeigu tu moki skaityti, nereiškia, kad tu suvoki, ką skaitai. Tai štai aš perskaičiau tekstą, bet aš nieko neprisimenu. Tai argi skaitysi dar kartą, ar skaitysi toliau. Ir dėl to tie žmonės nemėgsta skaityti. Tai yra metodikos, kaip išmokyti vaikus, skaityti jiem priimtinais būdais, kaip suvokti, ką jie skaito ir kaip vis tik išmokyti mylėti tą skaitimą ir suprasti, kad knyga yra gėris iš principo, nes kai kurie sako, taip sunkiai sekas, gal ir tegul neskaito. Aš sakau, bet tuomet ir vaistų lapelio negalės paskaityti, nieko negalės perskaityti ir kaip toksai vaikas po to užaugęs mokys savo vaiką skaityti, kaip skaitys pasakas. O jie tikrai gali. Tikrai, nebent yra ten iš tikrųjų jau tokia situacija, kad suvokiama, kad tas žmogus negali skaityti, bet didžioji dalis tikrai gali, skaito puikiai. Ir aš pati esu žmogus dislektikas, tikrai neturiu jokių problemų nei su skaitimo tekstu, nei su skaitimu. Tai štai, tai tikrai viską galima išmokti, tik reikia mokytis tinkamai. O jūs, pavyzdžiui, jūs buvot mokama tinkamai skaityti tais laikais, kai jūs augot ar buvote maža? Manęs niekas nemokė skaityti aš išmokau pati, nes aš labai norėjau eiti į mokyklą ir laukiau to momentą. Tik tai dabar, kai aš atsuku viską atgal, aš suprantu, kad, tarkime, liksiu visą gyvenimą dėkinga savo anglų kalbos mokytojai, kuri nebuvo mano mokyklos mokytoja. Man ją surado tėvai atskirai. Tai mano mokytoja mane mokė anglų kalbos tiesiog kalbėdamasi su manimi. Aš neturėjau net sąsiuvinio eidama pas ją, kas tuo metu buvo visiškai, mano tėvai sakydavo, tai kaip tai netuščiom rankom pas mokytoją. Aš sakau, aš einu pas mokytoją Loretą ir man nereikia sąsiuvinio. Tai štai mokytoja Loreta buvo ta mokytoja, kuri tikriausiai pati nesuprasdama tam tikrų niuansų gebėjo mane mokyti. Ir jinai buvo tas žmogus, kuris sakė, Inga, tu reikia stoti į anglų kalbą. O aš sakiau, bet aš nemoku. Tai jinai sakė, bet o kas jeigu ne tu? Tai dislektikai turi tą bruožą, kur jiem visada atrodo, kad kažkas kitas yra už juos geresnis. Ir to pasimatavimo ir konkurencijos, aš konkurencijos niekada nemėgau ir nemėgstu dabar. Kai kas nors pradeda su manimi konkuruoti, aš tiesiog pasitraukiu iš arenos, nes aš nenoriu rėkti, kad esu pati geriausia, arba aš noriu dirbti tiesiog savo darbą ir daryti taip, kaip man išeina geriausiai, bet konkuruoti su visų pasauliu aš niekada nenorėjau ir nenoriu. Ir puikiai suprantu vaikus, kurie to nenori. O man smalsu šiandien pati kaip suaugusi, kai skaitote, ar jūs jaučiate, kaip jūs skaitydama jaučiat, kad, tai nėra kažkas, kas jums yra savaime suprantama, ar visiškai to neišliko? Aš skaitau puikiai ir visomis kalbomis, kurias moku, skaitau lygiai taip pat gerai, tačiau aš visą laiką skaitau tik tai savo pirktas knygas, todėl kad aš braukiuosi visada informaciją ir žymiuosi ją. Jeigu tai yra tai, ką man reikia išmokti, arba tai, kas man yra iš profesinės pusės svarbu, tai mano visos knygos yra prirašinėtos. Todėl, kaip man sako, kam tu pirki, tik dulkės kaupėsi, eik pasimk iš bibliotekos. Negaliu paimti knygos iš bibliotekos, nes tuomet aš negalėsiu joje rašyti. Tai mano būdas yra taip viską braukti, žymėti skirtingų spalvų, pieštukų, pas mane nuolatos yra pilna.
ką jūs darydavot, kai būdavot jauna tada? Nes tada knygų nieks neleisdavo braižyti. Neleisdavo braižyti, taip. Tai mano būdas yra, aš turiu puikią atmintį, kuri yra trumpalaikė atmintis ir aš niekada nedarydavau namų darbų. Aš juos skaitydavau ir biologiją, ir geografiją, ir kitus dalykus tiesiai prieš pamoką. Tuomet aš nuskanuodavau tekstą ir aš atsimindavau, kas ten yra parašyta ir aš gaudavau gerus pažymius. Nes aš klausiausi jūsų ir galvoju, bet čia tiek daug skirtingų dalykų, kad kiekvienas savęs galim truputėlį tame rasti, ne? Nu, pavyzdžiui, va tai, ką jūs įvardinote, skaityti tik tai prieš egzaminą arba testą ar atsiskaityti, pavyzdžiui, aš irgi taip darydavau. Ir aš tiesiog galėdavau kablelio tikslumu tuos visus žodžius matyti, atpasakoti ir atrašyti. Ir aš taip galvoju, tai gal ir aš tada, tai gal ir aš esu užsislėpusi disleksikė. Dislektikų yra įvairių lygmenų. Yra labai lengvų formų, kur be sudėtingų testų niekas negali to nustatyti. Tai be abejo, moteris ir mergaitės paprastai išplaukia kur kas paprasčiau, nes jom patinka dirbti kur kas labiau. Jos turi kruopštumo savyje daugiau, jos nepyksta, jeigu kažkas nepasiseka. O berniukai pyksta, nes jie nori greito rezultato čia ir dabar. Ir dėl to, kaip taisyklė, berniukų ateina ieškoti pagalbos daugiau nei mergaičių. Tai štai tai tų bruoželių yra, na, jeigu pažiūrėtumėm, kad 20% visuomenės turi disleksiją, arba, kaip sako, disleksijos paliesti, tai manau, kad na, nemažai mūsų turi tam tikrų bruožų ir savybių. Bet kai žinai, tarkime, aš puikiai žinau, kad aš, kai noriu ką nors greitai užrašyti, nutinka, kad aš praleidžiu vieną kitą raidę. Tai tą žinodama, aš savo tekstą visada kruopštai perskaitau dar ir dar kartą, ypač jeigu jis yra skirtas kitam žmogui, o ne man pačiai prisiminti. Dabar kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Tėvystė praktiškai. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien kalbamės su Inga Bajelyte Petkuviene apie disleksiją ir kaip ją atpažinti. Ir kiek daug tarp mūsų gali vaikščioti užsislėpusių disleksikų, kurie net nežino, kad tokie yra. Ir tikrai klausydamas jūsų pagalvojau, kad, nu, pavyzdžiui, kaip tie vaikai, iš tikrųjų, kai jūs pirmais minėjot, kad vat, skaitau tekstą ar nieko neatsimenu. Daug vaikų sako, ten skaitau ir paklausia, apie ką perskaitai. Ir taip žiūri tokiom tuščiom akim ir sako, nežinau. Tai vėlgi, kaip žinot, čia apie disleksiją ar čia apie tai, kad tekstas visiškai neįdomus ir jisai mintyse ten jau savo namelį medyje tupi ir kažką daro ir jam tas tekstas neįdomus ir už tai jo neprisimena. Na, disleksija dažnai kartu vaikšto su dėmesio sutrikimu. Tai jie negali sukaupti tie vaikai tiek dėmesio arba negali taip ilgai jo sukaupę išlaikyti, kaip iš mūsų yra reikalaujama mokyklose arba darbe, tarkime. Tai kai kurie neatsimena dėl to, kad tuo metu, kai skaitė tekstą, buvo išėję kažkur kitur pasivaikščioti. Ir aš manau, kad šitoje vietoje nėra svarbu, ar žmogus turi disleksiją ar jos neturi. Yra svarbu surasti būdą, kaip žmogų mokyti. Ir kaip jam padėti pažinti pasaulį ir pažinti save. Visi mes esam be galo skirtingi. Tai ir kai tėvai pas mane ateina ir nubraukia vieną kitą ašarą, aš visą laiką sakau, jeigu jūs ieškote paveikslo savo namams, jūsgi nenorite tokio pačio kaip pas kaimyną. Jūs ieškote unikalaus. Ir štai likimas jums atsiuntė be galo unikalų vaiką, bet jūs norite, kad jis būtų kaip visi. Jam nelemta būti kaip visi, jis yra be galo unikalus, nedėkite jo į rėmą, mylėkite jį tokį, koks jis yra ir iš jo išaugs be galo gražus augalas ir be galo geras žmogus. Bet to mums visiems išmokti reikia laiko, nėra paprasta, kai kuriem reikia psichologų pagalbos, kad gebėti su tuo susitvarkyti kažkaip tai. Bet vėlgi, aš sakau visada, kad disleksija yra dovana, ne bausmė. Jeigu tik gebėsime eiti teisingu keliu. O jeigu eisime ten, kur mums neskirta, tuomet mes patirsime labai daug sunkumų ir labai daug nesėkmių. Mes visi, man atrodo, norim būti unikalūs tada, kai tas unikalumas sulaukia daug katučių. Nu, tai tada mes didžiuojamės būdami unikalūs, bet tie kiti unikalumo atvejai, kai mes esam tik tai kitokie negu kiti ir mes tai žinom ir jaučiam, ar mūsų vaikai tokie yra, taip, bet mes jaučiam, kad
nu čia jau tas unikalumas jau nu ne į tą pusę, kur ten aš išeisiu ant scenos ir visi žavėsis manimi. Tai va tada mes unikalumo, susižavėjimo unikalumu pametame. Ir mes tada norim nuo to slėptis, norim kažkaip save pritempti, bent jau prie to standarto, kaip yra pas visus, kad neišsiskirti. Ir man čia